klausimas kyla, o kas bus, jeigu kažkas pakryptų ne taip. Nes jeigu viskas yra gerai, tai rankos paspaudimo užtektų. Iš esmės toks gaunasi, nepasirinkdamas netinkamą kredito įstaigą, iš tavęs gali atimti verslą. Žinau, turtingas žmogus, turi pinigų, nori darbinti pinigus, aš šio pasiskolinau. Ir parduoti skolą broliukams. Jo, jis. Kaip tiesiog tinkamai pasirinkti tą kredito įstaigą? Reikia žiūrėti per tai, kaip lankščiai, kaip greitai dirba kredituotojas, jau kalbėti apie procesą. Tai pas jūs, kiek žinau, nuo paros iki 2 gali užtrukti viskas? Mes per 8 darbo valandas duodame pasiūlymą. Vėlgi, šitoje vietoje, kai renkatės kredituotoją, tai turbūt daug tų pačių kriterijų galiotų, jeigu rinktumėtės verslo partnerį. Tai jūs norite žinoti, su kuo jūs turite reikalą. Norite, kad jūsų užklausimą reaguotų greitai ir aiškiai, kad atsakymą pateiktų argumentuotai. Tai reiškia, pirma dalis tai yra, turi greitai duoti kreditą, tiesiog, kad tai nebūtų mėnesiai arba tam savaitės. Pavyzdžiui, man reikia šiandien. Antras dalykas, kad turėtų būti platus paslaugų spektras, kad jeigu šiandien pasirinkau vieną, o rytoj kitą, kad nereikėtų bėgti per 3 kredito bendrovės. Ką mes ir kalbėjom būtent, kad palankiau, jeigu kredituotojas turi keletą finansavimo sprendimų, kad jeigu jūs turite dabar, sakykim, paskolą, o po to jums reikia, sakykime, kažkokio kito produkto, kad jums nereikėtų turėti 5 kredituotojų. Tai tiesiog patogiau turėti. Pati kredito įstaiga turėtų turėti kažkokią stiprų backgroundą, turiu minį, kad jinai nebūtų tokia keista, nes, pavyzdžiui, jinai taip pat tave gali suvalgyti pagal. Trečias dalykas, būtent reikia matyti, o kas stovi už tos kredito įstaigos. Jie yra iš tikrųjų partneriški, jie vertina savo reputaciją, ar jie neaišku kas už jų stovi ir neaišku kaip jie dirba. Kredito įstaiga turi turėti tą patikimumą, kaip ir verslo partneris, su kuriuo mes bandome turėti reikalą, mes turime apie jį suprasti, kas jisai toksai, lygiai taip pat su kredituotoju. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad būtent tai yra toks abipusis santykis. Viskas gerai, kol gerai, bet visą laiką klausimas kyla, o kas bus, jeigu kažkas pakryptų ne taip. Nes jeigu viskas yra gerai, tai rankos paspaudimo užtektų. Pinigus aš sugrąžinsiu, viskas tvarkoja, bet sutartys ir yra susirašomos, kad abi dvi pusės gintų, ir tame tarpe ir ta, kuris gauna kreditą. Kas jeigu mano verslas pardavimai sumažės, kas jeigu aš nebegalėsiu daryti tokios įmokos kaip sutarėm, bet norėsiu daryti šiek tiek mažesnį įmoką. Vis dar galiu mokėti, bet mažesnėm įmokam. Kredituotojas eis į kontaktą, jisai bus partneriškas šitą vietą. Tai svarbu, kad kredituotojas būtų partneriškas. O kaip atsispindi partneriškumas, tai yra pagal sutarties sąlygas, jos turi būti skaidrios, aiškios, turi labai aiškiai būti aprašyta, kas jeigu mano verslui nepasiseks, kas jeigu mano verslas užsidarys. Ar kredituotojas iš manęs kaip laiduotojo pareikalaus visos sumos iškart, ar jisai man leis išsimokėti tai dalimis. Nes kredituotojas gali praktiškai pavogti tavo verslą, jeigu tinkamai padaryta. Jeigu kredituotojas yra nesąžiningas, jeigu jam nerūpi jo reputacija, tai tada taip, jis tą gali padaryti. Už tai reikia rinktis kredituotoją, kuris nėra vienadienis, kuris vertina savo reputaciją ir kuris čia tie ne dienai, ne metam, o kuris iš tikrųjų stato tvarų kreditavimo verslą. Nes tokiu atveju jis tikrai nesivels į tokius dalykus, nes tai tiesiog reputacija yra šiandien pasaulyje yra viskas. Pažiūrėti, tu tikrai, pavyzdžiui, teiki kažkokią Lietuvai kažkokią prekę. Tu žinai, iš kur perki ir tavo, reiškia, kredito įstaiga žino, iš kur tu perki tą prekę. Tavo kredito įstaiga žino visus tavo klientus. Tai iš esmės toks gaunasi, nepasirinkdamas netinkamą kredito įstaigą, iš tavęs gali atimti verslą, jeigu tiesiog neteisingą žingsnį padarysi. Čia yra svarbus aspektas tas, kad kredito įstaiga gal ji iš tikrųjų netgi labai taip ir nesigilins. Netgi ir ta nesąžininga kredito įstaiga, turėdama tikriausiai 100 klientų, jinai kiekvieną nelys taip giliai. Bet čia yra iš tikrųjų teisingai pastebėta rizika, kuomet pinigai yra skolinamasi, pavyzdžiui, iš fizinių asmenų, kurie nėra, pavyzdžiui, ten artimi giminaičiai, kurie yra tiesiog, žinau, turtingas žmogus, turi pinigų, nori darbinti pinigus, aš šio pasiskolinau. Parduoti skolą broliukams. Jo, jisai iš tikrųjų irgi tikėtina, taip jisai duos galbūt pinigus, jeigu jisai turi ten vėlgi tokiu būdu juos įdarbina. Kažkokiu būdu valdys riziką, turbūt vėlgi užsistatydamas kažką, ar laidavimą, ar panašiai, bet kokie yra jo požiūris, ar jisai ten tikrai nepasielgs kažkaip nesąžiningai, o čia iš tikrųjų atsakyti labai yra sudėtinga, nes visokių iš tikrųjų asmenų yra. Kredituotojai, įmonės, kaip tokios, kurios tuo užsiminėja, jos vienas iš aspektų yra tai, kad santykiai yra visais atvejais sutartiniai ir jie yra labai aiškiai prarašyti.
Kitas dalykas yra, kad kredituotojas daro verslą iš kreditavimo. Jam neįdomus tiesiogiai tas verslas, kurio užsiminėja klientas. Tarkim, ar tai būtų prekyba, ar tai būtų gamyba, ar kažkas. Nes tai nėra jo verslas. Jisai nelys, tarkim, jeigu jūs esate ten, sakykim, prekiaujate kažkokia tai preke, veždami ją iš Kinijos ir čia tiesiog atradę gerą nišą, kredituotojas jisai nelys, jisai nėra tam žinovas, jisai nežino 100 verslų. Kaip gauni, jeigu kreditą iš kažkokio pažįstamo, santykinai tai gali būti labai, jeigu maža suma, ten greitas ir paprastas, bet gaunasi kaip ir viešbutis palyginus su apartamentų nuoma. Ta apartamentų nuoma, kaip žmonės gyvena ilgai, bet ta babutė nori užeiti pažiūrėti, ar ten netriukšmaujat, ateina vėl vakare, vėl netriukšmaujat. Ir gaunasi viešbutis yra, grubiai tariant, specializuota paslauga, tiesiog atvažiuoji, išnuomoji ten, nežinau, savaitę. Tikrai taip. Kredituotojas nesikiš jūsų verslo procesus, po kol jūs tvarkingai darote įmokas, tai yra svarbiausia. Ir jisai bet kokia atveju lankstesnis, jeigu tai yra kredito įstaiga, ne bankas, tai bet kokia atveju yra lankstesnis, nes sprendimai yra lengvesni ir greitesni. Visiškai. Ir normalus kredituotojas, jisai visą laiką stengsis su jumis turėti ilgalaikį ryšį. Tarkim, bet vėlgi, tai yra labai svarbu ir mes labai džiaugiamės, kad didžioji dalis mūsų klientų yra pastovus klientai. Nes čia yra tas verslas, kur klientas turi būti patenkintas tavim, kur jisai turi būti, vėlgi, pasirengęs ir su džiaugsmu rekomenduoja tave savo partneriam. Ir būtent tokį verslą kreditavimą reikia statyti, kad klientas jisai būtų patenkintas. Tai tuomet aš labai manau, kad su tokiu kredituotoju yra verta dirbti ir ta rizika atpuola krūva tokių rizikų, apie kurias mes ką tik aptarėm. Tiesiog užsimk savo verslų, o kredituotojas įstaiga padarys savo darbą. Taip. Jo. O jeigu tau nepasiseks, tu žinai, kad kredituotojas bus tavo partneris, o ne staiga dar viena problema, su kuria tau reikės kovoti. Tai noriu tiesiog, kad viešai dar kartą patvirtintum, kad gauti kreditą, nebūtinai važiuoti į Vilnių, nebūtinai grįžti į Lietuvą net. Jeigu, kaip sakant, gali visas ataskaitas pateikti patogiai internetu ir tiesiog žinai, ką nori, tai viską galima sutvarkyti internetu. Viską galima sutvarkyti internetu, paraiška teikiama internetu, sutartis pasirašoma taip pat internetu, mobilių parašų, kurį mobilaus ryšio salone galima gauti per 5 minutės, jeigu jo klientas neturi. B1 klientam netgi yra dar paprasčiau, nes jie ir finansinės ataskaitas gali pateikti kelių mygtukų paspaudimų be buhalterio ir užapeliuoti paskolai gauti. Tai viskas yra labai paprasta. Aišku, vėlgi, tai pagalvojant apie tokius įdomesnius atvejus, yra įdomių buvusių kuriozinių situacijų, kai kreipiasi klientas ir sako, noriu paskolos, labai gerai, sakom, nurodykite sąskaitą, kur norėtumėte gauti lėšas. Ne, sako, aš neturiu sąskaitos, aš nesinaudoju bankų sąskaitom. Bet tai tokie reiti atvejai. Bankų sąskaitą taip pat galima greitai atsidaryti, turbūt vystyti verslą be jos yra, jau nebeįmanoma. Šiaip gaunasi, esamas užsienyje gali labai lengvai atidaryti įmonę. Esamas užsienyje gali pasirašyti sutartį su klientais. Taip. Ir esamas užsienyje gali net kreditą savo verslui gauti. Būdamas užsienyje gali viską pasidaryti. Šiuo atveju svarbu turėti elektroninį mobilų parašą ir viską įmanoma iš tikrųjų sutvarkyti. Kiek žinau ir kiek mano patirtis parodė, kad bankai daugmaž orientuojasi į didelį žuvis. Šiaip turbūt bankai ir laikosi didelių žuvių, čia mano tokia subjektyvi nuomonė. Tai proceso administravimas ir tu gauni mažą paskolą ar didelę yra tas pats. Tai logiška, kad bankai orientuojasi į didesnius. Tikrai. Mažiukai yra bankai tiesiog iš mano patirties žaidžia, ką padaryti, kad negauti paskolos. Kad tu negautum paskolos. Tiesiog bando prie ko prisigaminti, kad tu negautum paskolos. Gaunasi, bet per tų mažų įstaigų yra, kaip sakom, tokie maži rykliai, kurie galvoja, kaip tik tą kreditą suteikti, kaip jūs. Jo, nes vėlgi suprasim, kad didieji kredituotojai šiai dienai procesai pas juos sudėlioti taip, kad jiem išduoti ar 10 000 ar 100 000 yra lygiai tas pats procesas. Jūs teiksite lygiai tiek pat dokumentų, tai užtruks lygiai tiek pat ir vertinami būsite irgi per tos pačius aspektus. Ir netgi greičiausiai užstato bus pareikalauta pagal tos principus panašaus. Tai nors mes tikėtumės, kad tarkim 10 000 turėtų būti išduodama gerokai paprasčiau negu 100 000, bet taip iš tikrųjų šiai dienai dažnų atvejų nėra. Atitinkamai, ką dažnas vėlgi verslininkas pamato ir mūsų klientai, ką taip pat irgi sako, kad kreipusis nedidelės, tradicinio kredituotojo akimis nedidelės paskolos verslo 10 000, o tai yra nedidelė verslo paskola, natūralu tu pamatai, kad
labai mažas interesas iš banko specialistų. Kiek atsimenu, kai man reikėjo tokios sumos, atėjau į banką ir man reikėjo tos pinigus keliom dienom, tiesiog priimti sprendimą ar pasirašyti, nepasirašyti. Ir kai aš atėjau į banką, man tiesiog taip nusileidau ir man kilo net, dingo net mintis, kad iš tenais galima gauti pinigus. Bent man tai buvo. Taip, tas dalykas yra iš tikrųjų toks labai keistas, kartais tenka susidurti su tokiu automatiniu procesu, kad iš tikrųjų nepritaikyti šiandieniai kredituotojai yra tokiem poreikiam, kai jums reikia 5 ar 10 tūkstančių eurų. Jeigu skreipsitės į banką, tai tiesiog užtruks ilgiau ir tai to priežastis yra natūrali, nes ar 100 tūkstančių išduoti banko, ar 10 tūkstančių yra lygiai tos pačios laiko sąnaudos, bet atlygis skiriasi 10 kartų. Tai natūralu, įsivaizduokit, kuriai paskolai, kuriai paraškai bus dedikuotas pirmiausia dėmesys. Tai, kur yra didesnė, negu tai, kur yra nedidelė. Ir jeigu dar palyginti, kaip mes anksčiau imdavom kreditus, pavyzdžiui, mašinų kreditus, tai prieš 20 metų įsivaizduoti, kad pasiėmei kreditą mašinai kažkoks baisu, ne, bet atsirado po to draudimai ir toks kreditas mašinai atsirado, arba leasingas, ten nežinau, tampa natūralus. Tas pats būtams, tai manau, kadangi Lietuvoje tas verslo šaka nebiškai įsivažiuoja, naujų startuolių, pagal cryptocurrencies, kiek žinau, Lietuva iš vis yra number one Europai. Ir kaip jeigu žiūrėti, kaip paminėjai, JAV arba kitas šalis, kur jau tai kreditai išvystyti iki 40% verslų naudoja vienokius arba kitokius būdus, tai manau Lietuvoje tas greitų kreditų, aš taip nežinau, kaip jas teisingai pavadinti, gavimas, jisai tikrai, kaip stimuliuosias ir tiesiog verslas bus nekonkurencingas, jeigu jisai negalės lengvai, tiesiog jam atsirado galimybė pasirašyti super sutartį, o dabar su tą super sutartį jisai gauna pinigų atidėjimą. Ir jisai tiesiog praranda verslą galimybę. Iš tikrųjų tai tai yra verslo kreditai turės būti suteikiami greitai ir lankščiai. Ta net kategorija, taip net mums neišeis vadinti kredito kaip kažkokio ar greito ar negreito, nes visi kreditai, kurie yra ten, tarkim, kokių 20 tūkstančių eurų, ir kurie neįtraukia, nežinau, nekilnojamo turto vertinimo, reikalauja užstato ar kažkokių tokių dalykų, tai jie turi būti suteikiami lankščiai ir greitai. Tai negali trukti savaitėmis. Šiandien ryte reikia pinigų, rytoj vakare aš jau galiu turėti savo sąskaitoje. Taip, nes realiai ko reikia kredituotojui, kad priimti tokį sprendimą? Reikia įmonės finansinių duomenų ir reikia sutikimo iš vartotojo, kad tu galėtum matyti, o kas tas verslininkas, kuris tą verslą vykdo. Turėdamas visus tos sutikimus ir visus tos duomenis, tai yra greitas procesas juos įvertinti. Tai ten nereikia teisėjais medituoti pusę dienos. Yra standartizuoti vertinimo modeliai, kurie iš tikrųjų leidžia įsigilinus į verslą, priimti sprendimą. Ir tai dėl to tie sprendimai bus greiti. Bet kas yra gerai, kad ir verslų požiūris į tą patį kreditavimą, jisai šiek tiek keičiasi. Jeigu anksčiau, daug labai verslų buvo, taip linkę augti grinai iš savo pelno, kas yra ilgesnis kelias, labai saugus, labai geras kelias, bet ilgesnis, tai dabar dažnas verslas į finansavimą žiūri kaip į finansinę priemonę. Kaip į priemonę, jeigu aš matau verslo galimybę, jeigu, tarkim, yra pirkėjai, perka iš manęs prekes ir jie sako, aš noriu nupirkti daugiau prekių, o tam man reikia daugiau žaliavų ir aš neturiu pinigų, bet aš turiu klientą laukiantį tų prekių. Kodėl man nepasijėmus kredito, nenupirktų žaliavų ir neparduot? Nes dar būna, kad verslas tiesiog dingsta, nes visi galvoja, kad tas lėtesnis kelias yra stabilesnis. Pavyzdžiui, mūsų verslas susietas, su hipertekstu, grubiai tariant, su interneto puslapiais. Ir vieną dieną, gali tie interneto puslapiai tiesiog dingti. Liks buhalterinės programos, liks kažkokias ten stebėjimo, kažkokias programėlės, turiminį kažkokias administravimo, bet, pats puslapis gali iš savęs dingti. Ir gaunasi, jeigu tam tikros dienos arba metų nesukaupsiu kapitalo, gaunasi po to tiesiog visa industrija dings. O be kredito tu iki to taško nespėsi nieko neveikti. Tai tam pačiam mūsų pavyzdėje su klientu, jeigu tas klientas sako, tu man parduodi 100, aš noriu 200 tavo prekių, ir jeigu tu to papildomo 100 neparduosi, tai tikėtis, kad jisai lauks 3-4 mėnesius, ganėtinai būtų naivu, nes greičiausiai jisai ieškos alternatyvų. Aš tavęs perku 100, kas man dar gali duoti 100. Ir jisai nusipirks iš kitur. Tai galimybė nebūtinai išlieka ant stalo amžinai. Jinai yra dabar ir ją reikia pasinaudoti dabar. Reikia tiesiog įsivertinti. Jeigu yra ta galimybė, kiek aš uždirbsiu, kiek man kainuoja pinigai. Ir jeigu atskaičius pinigų kainą man lieka geras uždarbis, tai yra galimybė, kurią verta pasinaudoti. Mano nuomonė, tiesiog kiekvienas verslas
turi nebūtinai pasimti kreditą, bet turi bent pasidomėti su jo apyvartom, pavyzdžiui, ar jisai galėtų gauti overdraftą, ar jisai galėtų kažkokį atidymą, tiesiog žinoti, kad tai būtų jo kaip kišeniai. Ir kai reikia, tiesiog ištraukia ir pasinaudoja. Taip, tikrai verta taip ir padaryti. Turėkite verslo kredituotoją kaip partnerį šalia, kad jūs žinote, kad pas mus yra vėlgi klientai, kurie kreipiasi, sako, man reikia pinigų, reikės už mėnesį, už pusantro. Pažiūrėkit, kiek aš galėsiu gauti. Mes pasižiūrime, mes jam pasakom, jisai žino, gerai, man reikės, aš kreipiuosi ryte, aš po pietų jau turiu. Jisai jau žino, kiek jisai galės gauti, kokiom sąlygom galės gauti. Ir tada jam lengva yra planuoti verslą. Ir kalbėti su savo tikėjais, su klientais. Be abejo. Ir mes visą laiką vėlgi patartumėm verslininkui, tarkim, galbūt jam reikia ne paskolos, galbūt jam užteks atsiskaitimo garantijos, galbūt jam faktoringas bus tai, kas bus geresnis finansinis instrumentas jo duotoj situacijai. Bet tikrai skatintume, verslininkus kreiptis, pasidomėti, kaip partneriam žinoti, jeigu jisai mato, kad man gali nusimatyti, kreiptis iš anksto, kad tuo momentu, kai tikrai reikės pinigų, kad tai nebūtų problema, kur reikės spręsti šiandien degant, bet taigi galima susiderinti su kredituotoju viską iš anksto.